Čia buvo kalbama apie meilę, buvo kalbama labai daug apie praeitį, kuri kartais atrodo malonesnė už dabartį ir ateitį. Todėl, galbūt ne todėl, mano pranešimas diametraliai priešingas, jisai apie ateitį, kuri gali ir neateiti. Ir galbūt geriau, kad tokia ateitis neateitų. Tačiau yra daug požymių, kurie rodo, kad kaip tik prie to ir einama. Taigi, kaip matot, pavadinimas mano pranešimo – individo sąmonės perspektyvos biotechnologijų bei dirbtinio intelekto tobulėjimo fone. Arba vienas iš daugelio galimų žmogaus pašalinimo scenarijų. Štai šitas žmogus, vardas Francis Fukuyama, parašė 92 metais knygą, kurį išgarsino visame pasaulyje. Knyga vadinasi Istorijos pabaiga ir paskutinis žmogus. Tačiau istorija nesibaigia ir mes save tebe vadiname žmonėmis, nors nelabai žinome, kas esame. Nes klausimas, kas yra žmogus, išlieka filosofiniu klausimu. Populiariausiai yra du filosofo iš didžiosios raidės, kitaip tariant Aristotelio, duoti atsakymai. Žmogus yra protingas, mirtingas gyvūnas. Ir žmogus yra politinis, bendruomeninis gyvūnas. Tačiau daugybė gyvūnų, pradedant bakterijomis ir baigiant žmonėmis, gyvena daugiau ar mažiau organizuotomis bendruomenėmis. Idealiai organizuotos yra skruzdžių ir bičių bendruomenės. Jos tenkina Platono valstybės teisingumo kriterijų. Teisinga ta valstybė, kurioje kiekvienas individas dirba tą darbą, kuriam iš prigimties labiausiai tinkamas. Žmonių visuomenėje tai netoks jau dažnas reiškinys. Todėl atrodo, kad politiškumas žmogaus neišskiria iš gyvūnų tarpo, o tik parodo jo trūkumus. Jeigu protingumą apibrėšime kaip gebėjimą komunikuoti ir bendradarbiauti, tai turėsime pripažinti, kad jis būdingas net kai kurioms bakterijoms. Apie bakterijas ir virusus Aristotelis nieko nežinojo, nes neturėjo mikroskopo. Tačiau tam tikrą praktinį protingumą gyvūnams jis neabejotinai pripažino. Norint suprasti Aristotelio pateiktą žmogaus kaip protingo gyvūno apibrėžimą, reikia išsiaiškinti. Praleidau porą svarbių paveiksliukų, svarbių iliustracijų. Bitės organizuoja savo gyvenimą, stato tokius korus, bitės darbininkė savo darbą, bitės motinėlė savo darbą, kiekvienas dirba savo darbą. Tas pats aš su skruzdėlėmis. Štai bakterijos, reiškia, jos turi judėjimo organus, jos telkiasi į bendruomenės ir bendradarbiauja. Taigi, norint suprasti Aristotelio pateiktą žmogaus kaip protingo gyvūno apibrėžimą, reikia išsiaiškinti, kokį protingumą autorius turi omeny. Tai galima padaryti atkreipus dėmesį į šią Aristotelio traktato politiką citatą. Balsas išreiškia skausmą bei malonumą, todėl jį turi ir kiti gyvūnai, nes jų prigimtis jau tiek išsivystė, kad jie jaučia skausmą ir malonumą ir tai vieni kitiems perteikia. Tačiau kalba yra skirta reikšti tam, kas naudinga ir kas žalinga, taigi ir tam, kas teisinga ir neteisinga. O žmonės iš visų gyvūnų išsiskiria tuo, kad jie vieninteliai suvokia, kas yra gera ir bloga, teisinga ir neteisinga. Vadinasi, gyvūno protingumas nuo žmogaus protingumo skiriasi kaip abstrakčių sąvokų ženklai nuo balsu reiškiamų tiesiogiai patiriamų emocijų.
čia paveikslėlį mato. Tiesiogiai patiriama emocija. Kupraninė nugarė rauda dėl savo nugaišusio kuprino bei vaiko. Pačioje matote, čia žmogus, politikas, šneka. Ir mes negalime suprasti, kai politikai šneka, mes negalim suprasti, ką jie iš tikrųjų turi omeny. Kodėl? Todėl, kad jie nebetarpiškai išreiškia emocijas, o reiškia abstrakčiai kažką tai ten pučiamyglaudė, ne? Taigi. Vadinasi, gyvūno protingumas nuo žmogaus protingumo skiriasi kaip balsas nuo kalbos. Kalba nuo balso skiriasi kaip abstrakčių sąvokų ženklai nuo balsų reiškiamų tiesiogiai patirimų emocijų. Bet svarbiausia, kuo žmogaus protingumas skiriasi nuo gyvūno protingumo, yra tas sąvokas kurianti sąmonė. Tai nereiškia, kad gyvūnai sąmonės neturi. Tai reiškia, kad jie turi kitokias negu žmogaus sąmonės. 2012 metais Kembridže susirinkę neurobiologijos ir kognityvinių mokslų specialistai pasirašė deklaraciją, kurioje teigiama, kad, cituoju, gyvūnai turi neuroanatominį, neurocheminį ir neurofiziologinį sąmoningų būsenų substratą, kad žmonės nėra vieninteliai turintys neurologinės struktūras, kurios generuoja sąmonę. Vis dėlto sąmonė yra pats esmingiausias žmogaus apsireiškimas gyvenime, rašo Vidūnas. Gyvas žmogaus kūnas, nerodantis šio apsireiškimo požymio, vadinamas daržovė. Visi žinome, kad esame būdami sąmoningi. Tai dar viena Vidūno mintis, kuriai pritarė 21 amžiaus filosofai, politikai, medikai, bet kol kas dar ne teisininkai. Žmogų jie pripažįsta mirusių tada, tai yra dabar filosofai, politikai ir medikai, žmogų jie pripažįsta mirusių tada, kai galutinai liaujasi veikusius smegenėlis ir smegenų žievė. Kitaip tariant, kai išyra neuroanatominis, neurocheminis ir neurofiziologinis asmens sąmonės substratas. Vis dėlto, Jungtinėse Amerikos valstijose ir juristai neretai pripažįsta, kad asmuo yra miręs, jei nebeveikia tam tikros jo galvos smegenų dalys. Nors širdis plaka, o plaučiai kvėpuoja. Ši naujausia mirties samprata už tradicinę patogesnė tuo, kad labai palengvina organų transplantaciją, sutaupydama laiko ir išsaugodama aukštesnę transplantantų kokybę. Transplantologijai sparčiai vystantis persodinamų organų sąrašas nuolatos plečiasi. Cituoju, Lietuvoje atliekamos šių organų ir organų kompleksų transplantacijos. Inkstų, širdies, kepenų, plaučių, širdies plaučių komplekso, kasos inksto komplekso, bei audinių, ragenų ir kaulinio audinio transplantacijos iš mirusiojo donoro. Dar yra transplantacijos intervyvos, pavyzdžiui, kaulų čiulpų persodinimas iš gyvo žmogaus gyvam žmogui, beje, neseniai Anglijoje atlikta operacija, kuri žmogų išgydė nuo živ, nuo AIDS, bet kol kas tai praktiškai nelabai ką gali nudžiuginti sergančius, nes tai kol kas itin brangi operacija ir jos negalima plačiai taikyti. Inksto persodinimas irgi iš gyvo į gyvą, kraujo perpilinimas, taip pat tam tikrų yra, reiškia, organų, tam tikrų organų transplantacija. Taigi visa šita transplantacija, ką ji rodo, į ką nurodo, filosofiškai pagalvoti. O nurodo būtent į tai, kad žmogaus kūnas yra pakeičiamų detalių agregatas, panašiai kaip automobilis.
Ir nors italų neurochirurgo Sergio Canavero 2017 metų pareiškimas, kad jam sėkmingai pavyko žmogaus galvai persodinti kūną, ar priešininkai, labiau panašus ir marketinginį feiką negu į mokslinį faktą. Tačiau kinų neurochirurgas Xiaoping Ren teigia, kad netolimoje ateityje tokia transplantacija neišvengiama. Ir jokie moraliniai ir teisiniai skrupulai mokslo pažangos nesustabdys. Štai, matot, Canaveros, gydytojas, jo planas ar paskelbimas, ar tai, kas iš tikrųjų atliko, nors neaišku. Taigi, kasgi lieka žmogui, jei iš principo visi organai jame pakeičiami? Jam lieka tik tai jo sąmonė. Aš tai sąmonė ir tik sąmonė. Todėl, miegodamas ir nesapnuodamas, aš esu ne aktualiai, o tik potencialiai. Taip, tarkim, čia sąmonės paveikslėlis, kažkas iš smegenų spinduliuojantis. Visos tos organų transplantacijos nukreiptos į kūno kaip sąmonės nešiotojo funkcionavimo pratesimą. Pavyzdžiui, 2017 metais sulaukęs 101 metų amžiaus mirė Davidas Rockefelleris, kuriam per 38 metus, kaip sako spauda, buvo persodintos 6 donorų širdys. Paskutinė sulaukus 99 metus. Ši ir panašios pastangos pratęsti individo gyvenimą yra ne kas nors kita kaip nemirtingumo siekis. Žmogus nori gyventi, amžinai gyventi. Ir to siekia, jei turi pinigų. Tačiau transplantacija nemirtingumo poreikių patenkinti negali. Mat jeigu galva ir bus galima keisti kūnus, tai vargu ar bus galima sustabdyti galvos smegenų senėjimą ir neišvengiamą mirtį, o kartu su ją ir individo sąmonės mirtį. Tačiau pažanga protezavime ir robotų technikoje atveria ir šios problemos sprendimo perspektyvą. Turiu omeny dabar gaminamus smegenų impulsais valdomus kojų ir rankų protezus. Jeigu tokie egzistuoja, kaip jūs matote, o čia net smulkų gali groti, tai kyla natūraliai klausimas, jeigu tokius protezus galima pagaminti kojoms ir rankoms, tai kodėl ne smegenims, sąmonės nešiotojams, kaip įsivaizduojama kol kas. Biocheminiai sąmonės substratą, tai yra smegenis, pakeitus silicinių, tai yra kompiuterių, atsivertų neribotos perspektyvos tobulėjimą, o svarbiausia – nemirtingumą. Kadangi protezams imunitetas nekliūtis, tai juos galima neribotai tobulinti ir keisti. Judant šią transhumanistinę kryptimį, žmogus pirmiausia taps kiborgu, tai yra organinių ir mechaninių dalių agregatų. Šioje tarpinėje raidos stadijoje protingas gyvūnas transformuosis į genų ir sociumo programuojamą biorobotą. Galutinėje stadijoje jis taps grynai mechaniniu robotu, turinčiu iš žmogaus perimtą sąmonę. Sakau perimtą, nesvarbu, ar roboto sąmonę būtų teisinga vadinti žmogišką. Tada ir įvyks galutinis žmogaus pašalinimas. Kad visą tai galėtų įvykti, būtina išspręsti sąmonės perkelimo iš smegenų į kompiuterį problemą. Teorinė prielaida tokiam sprendimui jau paruošta. Tai siūlymas žmones traktuoti kaip savo pačių kopijas gaminančius algoritmus. Žmonės
žmonės valdantis algoritmai veikia per pojūčius, emocijas ir mintis. Čia citata iš Harari knygos Homo Deus. Pavyzdžiui, gimk, auk, subręsk, pasidaugink, pasenk, numirk. Yra biologinis algoritmas. Dirbk, pirk, mirk. Yra socialinis algoritmas. Nupirk pigiau, parduok brangiau. Prekybinis algoritmas. Štai, reiškia, kokie algoritmai mūsų valdo, mūsų sąvoką. Čia pavyzdys algoritmo, jų yra milijonai, jeigu ne milijardai. Kaip padauginti skaičius, tai irgi algoritmas, reiškia, tam tikra tvarka ir taip toliau visų tai. Jeigu algoritmai, kurie tikriausiai glūdi pasąmonėje, šito Freudo pasąmonėje, arba jie yra tai, ką galbūt Jungas vadino archetipais sąmonės. Taigi, jeigu tie algoritmai veikia per pojūčius, emocijas ir mintis, tai yra per sąmonę, tai sąmonę įmanoma redukuoti į ją valdančius algoritmus. Tai yra suteikti jai matematinę išraišką, suskaitmeninti. O visą, kas suskaitmeninti, nesunku perkelti į kompiuterį. Vieną kartą tai atlikus bus galima kartoti begalę kartų. Individo sąmonę perkėlus į tobuliau už smegenis veikiantį kompiuterį, sąmonė ženkliai patobulės ir sukurs dar tobulesnį kompiuterį, į kurį persikėlus dar labiau patobulės ir sukurs dar tobulesnį kompiuterį ir taip be galo. Visą tai šaunu, bet ne čia kyla klausimas, kam viso to reikia, kokia viso to prasmė. Prisipažįstu, kad atsakymą nežinau. Nežinau tikriausiai todėl, kad mano sąmonė vis dar glūdi mano galvos smegenyse, o ne kompiuteryje. Spėju, kad į tą klausimą galės atsakyti tik kolektyvinis intelektas, tiksliau kolektyvinė sąmonė, kuris bus sukurta viename superkompiuteryje suvienijus visas individualias sąmonės. Tikriausiai tai kolektyviniai sąmoniai bus patikėtas visų pačių svarbiausių žmonijos reikalų sprendimas. Nes jau šiandien apklausos vakarų Europoje rodo, kad piliečiai vis mažiau ir mažiau pasitikė savo rinktais politikais bei jų skirtais biurokratais ir norėtų, kad tuos reikalus spręstų tai, kas dabar vadinama dirbtiniu intelektu, o aš vadinu dirbtinę sąmonę. Pasitikėjimas valdančiųjų elitų toks didelis, kad net nustelbė dirbtinio intelekto baimę kurstoma tokių autoritetų kaip Stevenas Hawkingas, Elonas Muskas, Stevenas Važniakas ir daugelį kitų mokslininkų bei informacinių technologijų korifėjų. O kad tas dirbtinis intelektas ar dirbtinė sąmonė yra gana pavojingas dalykas, tai rodo štai visiškai nesenas įvykis. JAV aviacijos kompanija Boeing, kad kompensuotų gamybos konstrukcinį broką ir sutaupytų lėšų, į Boeing 737 MAX 8 lėktuvą, jos atstovų žodžiais tariant, pasodino trečiąjį pilotą, kuriam suteikė pernelyg daug galių pagal principą išmanosios technologijos išmano geriau. Rezultatas – 2 katastrofos per 5 mėnesius, nusinešusios virš 300 žmonių gyvybių ir padariusius milijardinius nuostolius kompanijai. Šią optimistinę gaidą ir noriu baigti savo pranešimą. O, ir paveiksliuką.